Labą dieną. Šiandien atėjo ta diena, kai didelė paklausa ima viršų ir pradedu pardavinėti statymus. Šitą video darau dėl to, kad paskutiniu metu sulaukiau labai daug klausimų, labai daug prašymų dėl statymų pardavimų. Sezonai po biškį prasideda visur. Futbolas, krepšinis, artėja Europos krepšinio čempionatas. Na, kaip minėjau, dėl papildomos pasiūlos pats ketinu važiuoti į Minską, bet kadangi vis tiek dirbsiu 24 valandas per parą, tai pagrindiniais statymais irgi galėsiu dalintis, kurie bus pasiekiami jums. Tai šitą video dar darau dėl to, kad labai daug ir įvairių klausimų žmonės užduoda ir visiems spėt atrašinėti yra neįmanoma. Tai aš nutariau šitą bendravimo formą su jumis, man patinka labiausiai daryti video. Tai aš šitam video paliesiu tuos klausimus, kurie pasikartoja dažniausiai. Pabandysiu paaiškinti, ką reikėtų žinoti, norint pradėti pirkti mano statymus. Ir kaip viskas vyksta. Taigi, tai pirmas ir labai populiarus dažnas klausimas yra, iš kur aš gaunu statymus. Taip, ne visi žmonės žino ir supranta. Tai jie klausia, iš kur aš gaunu statymus. Tai statymus aš pats analizuoju, pats atsirenku. Prie kompo, kaip žinia, praleidžiu po 14-16 valandų. Statymai yra vienintelis mano pragyvenimo šaltinis ir aš iš to gyvenu. Ir tam skiriu daug laiko, skiriu daug jėgų. Yra žmonių, kurie man padeda informacijos surinkime, bet sprendimus darau pats. Kartais vieną kitą statymą aš atlieku, ar tai statymai.com radęs prognozę, ar tai blogabete radęs prognozę, kuri man patinka. Bet aklai neimu nieko. Viską pasiskaičiuoju, persiskaičiuoju, prasitikrinu savais metodais, kurie veikia ir kurie ilgam laikotarpį man neša pliusą. Tai statymai yra mano, ne iš Facebook grupių, ne iš dar kažkur. Kitas dažnas klausimas yra, nuo kiek pinigų reikėtų pradėti, norint pirkti mano statymus, kiek reikėtų turėti banko. Tai iš šitą atsakymą, dažniausiai aš sakydavau 5000 eurų, bet šitą atsakymą aš dabar galėsiu išplėsti. Tai yra, sakykime, ko jums iš tų statymų reikia ir ko jūs tikitės, tai suskirstyčiau į 3 kategorijas žmonės. Tai pirma kategorija būtų tie, kurie nori jau rimtai, kaip pagrindinę veiklą turėti ir gyventi iš lažybų. Tai tokiem žmonėm reikėtų turėti didesnį banką, kokią, nežinau, 15 000 eurų, kad jie už vieną mano unitą, kas yra unitai vėliau pakalbėsim, už vieną mano unitą, kad galėtų statyti po 40-50 eurų. Ir manau, turint banką 15 000 eurų, galint statyti po 40 eurų už unitą, manau, galima gyventi iš lažybų. Kita kategorija būtų, kurie nori prisidėti, kurie turi kitas pajamas, kurie turi kitą veiklą, kurie nori tik tais dasidurt, turi laisvų pinigų, tai lažybos yra pats tas dalykas. Ir tokiem žmonėm iki 10 000 eurų, nuo 5 iki 10 000 eurų, tai lemtų jų pajamas, sakykime, jeigu tai yra 5000 eurų už vieną unitą, galim statyti po kokius 10-15 eurų. Jeigu turim 10 000, tai galim statyti po 30-20 eurų už unitą ir būtent nuo to priklausys, kiek jūs pinigų galėsit kiekvieną mėnesį prisidurt. Ir trečia kategorija žmonių, aš visada sakydavau, kad lažybose neverta pradėti, turint mažiau negu 5000 eurų, kas man privačiai rašydavo, bet vis dėlto, jeigu jau žmonės yra šiame puslapyje ir domisi lažybom, greičiausiai ir dalyvauja lažybom, tai aš vis dėlto supratau vieną dalyką, kad net ir verta pirkti gerus statymus, net ir neturint iš to didelio pliuso, nes greičiausiai šiaip ar taip jūs dalyvaujat lažybose ir pralaiminėjat.
Jeigu jūs pradėsit pirkti laiminčius statymus, tai jūs neturėdami didelių pinigų, neturėdami didelio banko, už vieną unitą statydami ten, nežinau, 5 ar 10 eurų, jūs susimokėję narystės mokestį po mėnesio greičiausiai turėsit ten 100 ar porą šimtų eurų pliuso, bet jūs bent pamatysit ir pajusit savo kailiu, kad pliusuoti iš lažybų yra įmanoma. Tai būtų 3 kategorijos žmonių, kurios galėtų pirkti, kurios galėtų su manim dirbti ir kiekvienas pagal savo galimybės gali nuspręsti. Iškart pasakysiu, su kokiais žmonėm nenoriu dirbti ir kokiems žmonėms yra ne vieta iš vis statymuose. Jeigu jūs tikitės, kad rytoj išspręsit, šiandien nusipirksit mano statymus, o rytoj išspręsit savo finansinės problemas, tai tada mano statymai yra ne jums. Jeigu jūs tikitės, kad per vieną naktį tapsit milijonieriais, ar ten visas jūsų gyvenimas iškart pasikeis, tai irgi greičiausiai jums teks nusivilt. Jeigu jūs turit, nežinau, 2 ar 3 tūkstančius eurų ir tikitės be banko valdymo pasigauti sėkmę, tai aš irgi tam nepritariu. Nors, aišku, lažybose pasigauti sėkmę yra didesnis šansas negu loterijoje arba dar kažkur. Tačiau vis dėlto mano patarimas ir mano nuomonė ir pačio mano veikla yra labiau orientuota į ilgalaikį darbą, o ne į sėkmės vaikymasi. Man būna žmonės sako, žinai, bet tai tu rizikuoji, tu vis tiek, čia lažybos didelė rizika. O aš visada atsakau, kad aš nerizikuoju. Kad aš iš tikrųjų nerizikuoju. Nu kaip, rizikuoju, bet nedaug. Stambiausi statymai pas mane eina po 4 ar 5 tūkstančiai eurų, tarkim. Tai šiaip logiškai mąstant, tai yra dideli pinigai. Tačiau iš kitos pusės tai viso labo yra porą procentų nuo banko. Tai net ir tokį statymą pralošus, mano gyvenimas ir mano pasaulis negriūva. O žmogui, kuris neturi daug pinigų ir nori iškart daug laimėti, toksai praradimas gali būti skausmingas. Ir dar kitas momentas iš komentarų, iš visų kitų dalykų. Būna žmonės, jeigu aš parašau, tarkim, kad statau 40 unitų, 4000 eurų čia yra, tai žmonės dažnai mano, kad, nežinau ką jie mano, jeigu iš tikrųjų, bet jie įsivaizduoja, kad ir jiems reikia statyti labai daug ant to įvykio, nes štai aš stačiau daug, bet tai, kaip pasakyti, mano didelį statymą neįtakoja, kad man reikia pinigų, kad aš ten, nežinau, sugalvojau kažką nusipirkti ir dabar dėl to aš pastatysiu didesnę sumą. Didesnę sumą aš statau tik ant geresnio įvykio. Tai banko valdymas labai svarbu nesikarščiuoti, nedėti didelių sumų iš karto. Štai grįžtant galim pasižiūrėti mano prognozes, kada aš prekiaudavau, tai dažnu atveju pamatysim štai, kad ir pačią paskutinę, štai vidury savaitę, čia aprašymas, štai matom, rašau, kad stačiau 40 unitų ant šito statymo. Ir aš visada rekomenduoju taip, tiem žmonėm, kurie iš manęs statymus jau pirko, jie laisvai gali tokią sumą statyti. Tiem, kurie iš manęs neturi pliuso dar, tai tiems aš rekomenduoju statyti tokias sumas nuo 1 iki 10. Štai, šiuo atveju parodyta, jog 10 unitų statau. Patariu tiksliau statyti, o aprašyme žmonėms, kurie jau turi nemažai iš manęs pliuso, jiems parašau, jog pats stačiau 40 unitų ir jie į tai atsižvelgdami taip pat stato 40 unitų, bet jie ir turi nemažai pliuso. Štai dabar rodau savo prekybos statistiką. Noriu pabrėžti, kad tai yra ne mano statistika, o mano prekybos statistika. Tai ką laimėjo žmonės, o ne ką laimėjau aš, nes aš paduodu jau po savęs pasistatymo, tai jau kofai būna pasikeitę. Kai kurie statymai, kurie dūšta visiškai ten per kelis taškus būna, aš jau jų negaliu įdėti, bet parašau vis tiek, kad turiu tokį statymą, gal Life kažkas pasiema. Štai einam į detalę statistiką. Matom, 2 mėnesiai minusiniai buvo per metus. 4 mėnesiai su solidžiu pliusu ir visi kiti mėnesiai su nedideliu pliusu. Tai dar norėčiau atkreipdėmėsi, kad štai ką reiškia 600 unitų per metus, oficiali statistika pliuso.
Tai galit pasidauginti kiekvieną, kaip pavyzdys, pas mane vienas unitas yra 100 eurų. Tai 606 dauginam iš 100 ir gaunam sumą pinigų, kurią aš būčiau laimėjęs per metus. Jeigu jūsų vienas unitas 30 eurų, jūs 30 eurų dauginat iš 606 ir žinot, kiek laimėjot jūs per metus. Tačiau reikia pastebėti kitą dalyką, kad šita statistika nėra labai tiksli, nes, kaip minėjau, į statistiką negalima įtraukti daugiau nei 10 unitų statymo vertės. Štai, statyta 40, o įrašyta 10. Tai realus vaizdas šiek tiek įsikraipo ir galim pasižiūrėti pagal patikimumus. Štai, jeigu žiūrėtume pagal patikimumus, tai visą liūto dalį pliuso sukuria statymai, kurių vertė yra 8, 9 arba 10 unitų. Tai realiai yra dar daugiau, nes kiekvienas 10 unitų įrašytas statymas realybėje buvo statomas tikrai daug didesnėm sumom ir jų praeinamumas be jokių abejonių aukštesnis. Štai 25 unitai statymas, komentarė su parašęs Unix Kuban. Na, čia unitais nerašiau, čia rašiau maksimumus kokiais, tačiau štai kitas statymas. Uždėta apie 40 unitų ir taip toliau. Kiekvieną statymą, kurį aš įkainuoju 8, 9 arba 10, tai aš statau daug didesnėm sumom. Tai pagal šitus skaičius galite orientuotis, kokios galėtų būti galimybės laimėti. Dar norėčiau pasakyti tiems žmonėms, kurie iš vis neturi bankų, kuriems mano paslauga bus neįperkama, apie kainą šiek tiek vėliau pakalbėsiu. Tai tiems žmonėms irgi bus išeitis, jie turės tapti lošėjų asociacijos nariai ir jie taip pat gaus daug įvairių privilegijų. Pavyzdžiui, bus galimybė nusipirkti vienkartinius statymus už nedidelius pinigus žmonėms, kurie neturi bankų, bet yra mūsų asociacijos nariai. Asociacijos steigimo sutartį mes pasirašysim jau šiemet. Ir pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kada atsiranda didelės vertės statymas, štai pavyzdžiui, iš daugiau nei 1000 pateiktų statymų, 118 buvo įvertinti 10, tai reiškia, jų sumos buvo didelės nuo 25 iki 40 unitų ir tokiais statymais mes galėsim pasidalinti su asociacijos nariais už nedidelius pinigus. Kaip matom, vertę jie sukuria didelė, 13% pelningumas, 9 unitai net 19% pelningumą, 8 unitai 20%, tai tokiais pačiais stambiausiais ir didžiausio patikimumo statymais mes dalinsimės su žmonėm, kurie bus asociacijos nariai ir jie galės gauti tuos geriausius statymus, kurie neturės galimybės dėl finansinių galimybių dirbti pastoviai ir nuolatos. Tai kokie čia dar dalykai. Kaina. Pernai kaina buvo 200 eurų, šiemet vis dėlto kaina bus 300 eurų, nes, kaip minėjau, paklausa labai didelė. Šiaip Benzema šiuo metu yra uždėjęs kainą 999 eurai, kad niekas nepirktų, kol aš neprekiavau statymais. Tačiau per visą tą laiką vis tiek atsirado 2 žmonės, kurie jau norėjo pirkti, bet vis dėlto man parašė pasitikslinti, kodėl tokia didelė kaina, nors jau buvo numatę pirkti. Tai aš jiems atrašiau, kad kaina tokia uždėta, nes šiuo metu neprekiauju. Kas liečia tą prekybą, vėlgi aš nežinau, kiek laiko jinai truks, visus metus matyt netruks. Pernai, kaip atsimenam, balandžio mėnesį, atrodo, man prekyba nusibodo, tačiau, kai prisimena tie žmonės, kurie pirko, minuse ar ant nulio aš žmonių nepalieku. Paskutinį mėnesį padariau 100, atrodo, galim pasižiūrėti. Štai, 04 mėnesį padariau, štai matom, 3 buvo prasti mėnesiai, sausis, vasaris, kovas. Per 3 mėnesius naujai atėję žmonės buvo minuse ir aš jau nenorėjau prekiauti, jau man buvo atsibodę ta prekyba.
Bet sakiau savo visą laiką, kad kol žmonės neišeis į normalų pliusą, tai aš nepasitrauksiu iš prekybos. Ir kaip matom, balandžio mėnesį padariau normalų pliusą ir pasitraukiau iš prekybos. Tai šiuo atveju bus tas pats, jeigu jūs nusipirksit narystę ir mes ilgai būsit ant nulio ar būsit nedidelė minuse, tai prekyba ir darbas su jumis tikrai nepasibaigs tol, kol jūs gausit apčiuopiamą pliusą. Tai čia yra 100% garantija ir kitaip nebus taip, kad jūs susimokėjot už narystę ir atmetus tas išlaidas likot minuse arba ant nulio. Tai pliusą gausit visi ir kad ir kaip bebūtų, prekyba vyks iki tol, kol visi bus geram pliuse. Tai kaip minėjau, taip, kaina 300, nes paklausa labai didelė, labai daug kasdien sulaukiu įvairių žinučių, kad nori žmonės pirkti. Ir va dabar atsiminiau dar vienas labai populiarus klausimas, pastebėjimas, kad žmonės sako, jog geri lošėjai negali kaip aš, tarkim, blaškytis po kelias sporto šakas, ten krepšinis, futbolas, pas mane yra 2 sporto šakos, ir dar daugiau žmonės mano, kad iš vis reikėtų susikoncentruoti į vieną lygą tiktais. Tai, jeigu tu į savaitę atlieki po 1 ar 2 statymus, tai tu gali susikoncentruoti į vieną lygą, bet tarkim, Ispanijos futbolo lygą aš susikoncentruosiu kiekvieną savaitgalį po 10 varžybų. Ir atėjo savaitgalis ir iš 10 varžybų aš turiu atsirinkti statymą. O jeigu iš 10 varžybų nėra statymo, tai laukti kitos savaitės. Tai susikoncentravimas į vieną lygą, aš nežinau, kam jisai gali būti reikalingas ir kam gali būti skirtas. Nes lažybų principai ir tie dalykai, kurie veikia ilgam laikotarpį ir kurie leidžia laimėti, jie vienodai veikia visas lygas, išskyrus turkus, žydus, ten tokias šiek tiek nelabai sveikas lygas. Veikia visas lygas, kuriuose galima, tie dalykai veikia visas lygas panašiai vienodai, nesakau, kad visiškai taip pat, bet panašiai vienodai veikia. Ir, statistika rodo, kad tikrai toks požiūris nėra teisingas, jog reikia susikoncentruoti į vieną lygą. Aš per metus padarau, nežinau, čia prekyboje virš 1000 statymų esu padaręs per metus, o realiai, skaitant visus live statymus, padarau pats dar daugiau. Tai sakyt, kad susikoncentravimas į vieną lygą gali duoti kažkokių tai rezultatų, tai manau yra visiška nesąmonė. Paprasčiausiai ateis savaitgalis ir neturėsi ką statyti. Ir dabar šovė į galvą dar viena mintis tiems žmonėms parodyti, kurie sako, kad negalima būti sėkmingų keliose vietose ir keliose sporto šakose. Tai aš dabar truputį nueinu į kitą kambarį. Ir štai parodysiu savo svetainės turinį. Štai, galim, čia užrašyta nėra, bet kokiais 2000-aisiais matom, taurės viršus yra futbolo kamuolys. Kokiais 2000-aisiais metais mušdavo daug įvarčių, gaudavo tokius prizus. Ir štai kitos taurės, kaip matom, Statvista 1 vieta, čia yra tenisas, teniso namų taurė taip pat yra tenisas. Ir dar galėčiau surasti futbolo prizų. Futbolo varžybos, štai, 1 vieta. Žodžiu, tai yra toksai nedidelis pavyzdys, kad požiūris jo gali būti sėkmingas tik vienoje vietoje yra nebūtinai teisingas. Aš dabar parodžiau, kad kaip mėgėjas sportininkas esu sėkmingas tenise ir futbole. Futbole ta asmeninė sėkmė netokia didelė, bet reikia suburti gerą komandą ir panašiai. Tai grįžtant prie temos, nemanau, kad kažkas gali man priekaištauti dėl to, jog aš statau futbole už kortelės, krepšinėje už totalus ir foras, nes abu šie dalykai man neša gerą pliusą. Tai prekybą pradėsim šiandieną greičiausiai, jeigu spėsim, jeigu ne šitą video rytoj pamatysit. Atsiskaitimo būdai tinka per statymai.com parduotuvę. Taip pat galit rašyti ir man, skrilai, aš turiu skrilus, netelerius, blogiausiu atveju į banką.
Su vienu kitu žmogum praeitais metais susitikdavau gyvai asmeniškai, kas Vilniečiai irgi, kam tinka atsiskaitimo būdas susitikus grynais paduot. Man irgi toks būdas tinka, nebijau žmonėms į akis pažiūrėti, kaip sakoma. Tai visi būdai įmanomi, rašykit ar Benzema, rašykit ar man, ar pirkit tiesiog statymus per statymų parduotuvę. Tai nežinau, ar viską pasakiau, ką jūs manęs klausdavot, po video galėsit užduoti klausimus, jeigu kažko nepasakiau, bet tikiuosi pasakiau visą esmę, dirbam iki... Dar vienas dalykas. Vieną dalyką prisiminiau, kad vis dėlto, norėdami būti pliuse, jūs negali tikėtis, kad vakare 6 valandą įsijungsit statymai.com ir rasit prognozę. Čia žmonės rimtai stato, rimtai užsiima statymais, kofai ir linijos keičiasi, nors aš nededu statymų nesulaukęs Pinaklės pilnų limitų, tai į šitus dalykus irgi labai atsižvelgiu. Tačiau vis dėlto jūs turit skirti irgi daug laiko šitam dalykui. Jeigu jūs norėsit pirkti, norėsit pliusuot, negali tai būti, kad jūs statymai.com įsijungsit 2 kartus per dieną ir liksit patenkinti. Turėsit nuolat stebėti, turėsit prisijunginėti, statymai skelbiami tik tai puslapyje, SMS-ų nerašau. Turėsit stebėti, žiūrėti, į paštą ateina patvirtinimai, jog yra įkelta nauja prognozė. Taip pat live statymai, mūsų visų tarpusavio sutarimus su praeitų metų pirkėjais. Aš prieš didžiasias pertraukas dėdavau ir live statymus, kada yra 10-15 minučių pasistatyti. Manau, šiemet išliks tas pats. Tai jūs turit suprast, kad tam turėsit skirti laiko ir pastangų, o nebus viskas kaip padėta ant lėkštutės. Kada susigalvojau, tada prisijungiau. Matau, jog įdėta prognozė, pastatysiu vėliau. Tai tokie dalykai jums neleis turėti maksimalaus pelno, jeigu nedėsit maksimalių pastangų. Taip pat bendrovės labai svarbu turėti yra šias bendrovės, tuoj parodysiu. DAFABet futbole duoda live kortelės ir kortelės duoda statyti prieš varžybas Anglija, Ispanija, Italija. Bendrovė nelimituoja, tai jau yra labai didelis pliusas. Ir bendrovėje, patikima, normali bendrovė, nieko blogo apie ją neturiu pasakyti. Tai jinai būtinai reikalinga. Pinaklė, vedanti rinkos bendrovė, taip pat labai reikalinga, nuo jos visi nurašinėja pasiūlą. Pinaklė, be Pinaklės sunkiai įsivaizduoju, kaip jūs galėtumėt būti pliuse. Pinaklė yra ir futbolo kortelės, ir krepšinio totalai foros, tai irgi būtinai reikalinga, ir Bet365 bendrovė taip pat labai reikalinga, tačiau jinai limituoja, tai reikia keisti akauntus, reikia keisti įrenginius, reikia keisti IP, su jais irgi labai daug vargo ir darbo, tačiau pas juos laimėti irgi labai lengva. Šiandieną, tarp kitko, labai stambus statymas yra iš Bet365 ir jo daugiau niekur nėra, bent jau kol kas. Tai šitos 3 pagrindinės bendrovės. Aš pats taip pat naudoju dar Orakulą, Topsportą ir SBO. Štai Topsportas taip pat, aš mėgstu krepšinio totaluose anderius, tai Topsportas tam yra labai gera bendrovė. Ir SBO, aš bendrovę naudoju tik dėl to, kad jinai nelimituoja, bet tenais maži maksimumai po 70, 80, po 200, bet dasistatymui tinka, tai reikalingos tokios bendrovės. Tai dabar jau tikrai neatsimenu daugiau nieko, ko svarbaus būčiau nepasakęs. Prekybą pradėsim šiandieną, tai po video galit klausti klausimus, atsakysim, jeigu kažkas svarbaus ir pamiršta. Kol kas tiek.